Sveiki, Mėmelio prisiminimas pinigų namai ir šiek tiek apie pinigus. Prisėskit, įsitaisykit ir mėgaukitės. XIX amžiuje Lietuva priklausė carinės Rusijos imperijai ir tuo metu Lietuvoje galiojo rusiški pinigai. Po pirmojo pasaulinio karo, kai Lietuvos dalis ir Lenkijos ir Latvijos atiteko Vokietijai, pasirodė ostrubliai. Šie pinigai Lietuvoje cirkuliavo iki 1917 metų. Jie nebuvo labai vertingi ir šios pinigus lietuviai pravardžiavo kopūstais. Ostrubliai, kupiūros net 4 kalbomis - lietuvių, latvių, lenkų, vokiečių. Būtent šios valstybėse jie ir galiojo. Praktiškai kaip eurai. 1917 metais pasirodo vokiški pinigai, vadinami vokiškomis markėmis. Bet lietuviai jas vadino auksenais. Šie pinigai Lietuvoje cirkuliavo 4 metus ir buvo oficiali Respublikos valiuta. Nors 1919 metais Lietuvoje buvo priimtas sprendimas turėti savo pinigus ir jie turėjo vadintis ne litais, o muštiniais, kaip sumuštiniai. Šiuos pinigus kūrė žymus dailininkas Antanas Zmuidzinavičius. Ir šių pinigų pavyzdžiai saugomi ne Lietuvoje, o Lenkijoje. Net buvo sukurta, kad šie muštiniai bus spausdinami Švedijoje, bet tos minties buvo atsisakyta dėl nepalankios ekonominės situacijos. Ir laukiame geresnių laikų iki 1922 metų, kada pasirodė pirmieji laikini litai. 22 metais rugpjūčio 9 dieną buvo pasirašytas piniginio vieneto įstatymas, piniginis vienetas litas, kurio autorius Vaclovas Vaidotas. Kodėl litas? Todėl, kad lietuviškai Lietuva, vokiškai Litauen, rusiškai Litva, angliškai Lithuania. Kad užsieniečiams būtų aišku, kokia šalis ir koks piniginis vienetas. Pirmasis skiemuo lit tarptautinis, antras skiemuo as lietuviškas ir spalio 2 dieną pasirodo pirmieji laikini litai. Litus kūrė Adomas Varnas, Adomas Galdikas, Vilius Jomantas, Antanas Zmuidzinavičius. Kadangi buvo suvokta, kad litą reikia leisti kuo greičiau, pirmųjų laikinųjų banknotų niekas nekūrė. Pirmosius nuolatinius litus kūrė garsus tarpukario dailininkas Adomas Varnas. Sukurtų nuolatinių litų dizaine atsispindi Lietuvos tautiniai ženklai, simboliai, tautiniai motyvai, augalai, Gediminaičių stulpai, liaudies menas, piešiniai susiję su Lietuva, senieji amatai bei Lietuvos asmenybės, kunigaikščiai kaip Gediminas ir Vilniaus vaizdas, Vytautas didysis su motina, kunigaikštienė Birutė. Šie vaizdai kurti iš dailininko fantazijos. Interpretacija. Gerėjant ekonominiai situacijai, 24 metais buvo išleistos stambesnėmis atsiskaitimams skirti banknotai. 500 litų ir 1000 litų banknotai, kuriuos kūrė Adomas Galdikas ir Vilius Jomantas. Atsižvelgiant į padirbinėjimą, banknotai buvo sukurti saugesni. Vandens ženklai, unikalūs numeriai bei popieriaus kokybė buvo žymiai geresnė. Šiuos banknotus spausdino jau nebe Vokietijoje, o Anglijos spaustuvėje. Kaune yra pastatas su 1000 litų banknoto atvaizdu. Yra užfiksuotas Lietuvos rekordų knygoje kaip didžiausio vitražo banknotas, bei pasaulyje žinomas kaip vienas keisčiausių pastatų. Kadangi reikalingi ir smulkesni banknotai, yra išleidžiamos naujos pinigų laidos. 1927 metais Antanas Zmuidzinavičius sukūrė 10 litų banknotą, kuris buvo iškeltas banko ir valstybės prašymu, kad atsispindėtų Lietuva kaip žemės ūkio kraštas. Antanas Tamošaitis, garsus tarpukario tekstilininkas, pasiūlė nuotrauką, kurioje buvo jo brolis ūkininkas. O 28 metais buvo išleistas 50 litų banknotas, kuriame pavaizduotas aversija tautos patriarkas Jonas Basanavičius, reversija Vilniaus katedra. Taip pat yra ir ant paskutiniųjų litų. O 1928 metais Adomas Galdikas sukūrė 100 litų banknotą, kurio reversija buvo vaizduojamas tais metais atvėręs duris Lietuvos
bankas, o Aversija Lietuvaitė su gausybės ragų bei kiti simboliniai alegoriniai objektai – gaublys, teptukas, žemės ūkio arklas. O 1929 metais 5 litų dizainą kūrė Domas Galdikas. Aversija buvo Vytauto didžiojo atvaizdas. Reverse galime matyti fragmentą iš paveikslo, kuris vadinamas Vytauto priesaika. O 1929 metais taip pat Adomas Galdikas sukūrė 20 litų banknotą, kurio aversijoje galime pamatyti Vytauto didžiojo portretą ir Kaune esančią jo bažnyčią, o aversijoje Kauno vaizdas su Nemunu bei Laisvės statula sukurta Juozo Zikaro. Tas pats yra ir ant paskutiniųjų litų. Dėl skubotumo ir materialinės bazės nebuvimo pradžioje monetos nebuvo kaldinamos. Tačiau dėl prasto transportavimo, sudėtingo atsiskaitimo bei siekiant gyventojų pasitikėjimo litais buvo nuspręsta monetas išleisti. Kadangi centriniai banknotai sudarė net 70% visų pinigų, 23 metais Finansų ministerija paskelbė apie planus pradėti kaldinti monetas, o 24 metais buvo išleistas monetų įstatymo projektas, kuriame valstybės iždui buvo suteikti išimtinę teisę kalti ir leisti į apyvartą metalinius pinigus. Pinigai buvo kalami iš aukso, sidabro, vario ir aliuminio. Kiekvienas pilietis turi teisę pristatyti valstybės iždui aukso monetams kalti. Už tai įmamas mokestis. Nominalai centai 1, 5, 10, 20, 50 iš vario ir aliuminio. 1, 2 ir 5 litai skirtingo grynumo sidabras. Aukso monetų parametrai 23 mm, skersmuo 8,5 gramo, svorio iš kurio 7,5 gramo gryno aukso. Nors įstatymas dar nebuvo priimtas, visi jau žinojo apie planuojamą monetų kalimo. 23 metais, dar neišleidus įstatymui, jau vyko monetų grafinio dizaino konkursas, kurį nugalėjo skulptorius dailininkas Bernardas Bučas. Tačiau jo dizainai neatitiko reikalavimų, o jis pats nesugebėjo jų pataisyti. Todėl jam į pagalbą buvo pakviestas jo mokytojas, skulptorius Juozas Zikaras. Juozas Zikaras sukūrė 11 vaškinių monetų modelių. Vieni iš jų buvo 2 centų, 3 ir 10 litų projektai, kurie nebuvo išleisti, tačiau svarbiausias dalykas buvo sukurti Averso Vyčio vaizdą. Ir 24 metais, kovo 1 dieną, dailininko sukurtas vytis išlaikytas ir ant paskutiniųjų 1991 monetų. Ant pirmųjų monetų buvo vaizduojami lino stiebai su žiedynų bei kviečių ir avižų varpomis. 1 litas ąžuolo šakelė. 2 litai rūtų vainikas. 5 litai žydinčių linų vainikas. Dėl varinių aliuminių monetų kaldinimo buvo paskelbtos varžytinės, kuriuose dalyvavo 14 įstaigų. Kaldinti monetas buvo pasirinktas pigiausias variantas – Anglija. Pirmoji partija paleista 25 metais. Dėl sidabrinių monetų surengtose varžytinėse dalyvavo 5 įstaigos. Pasirinktas buvo brangiausias variantas – Didžiosios Britanijos kompanija Johnson Mathen Co. 1925 metais lapkritį monetos buvo išleistos į apyvartą. O 1936 metais padidėjus poreikiui kaldinti daugiau smulkių monetų, dėl taupumo priežasčių yra įsteigiama Lietuvos monetų kalykla. 36 metais išleidžiama nauja serija monetų, kuri išlieka pagal Juozo Zikaro sukurtus dizainus, tačiau šiek tiek yra patobulinami augalų dizainai. Taip pat tais pačiais metais pradedamos kaldinti monetos su asmenybėmis. Pasirodo sidabrinės 5 litų monetas su Jono Basanavičiaus atvaizdu ir užrašu Tautos gerovė, tavo gerovė, bei 10 litų monetos su Vytauto didžiojo atvaizdu ir užrašu Tautos jėga vienybėje. Paskutinis bandymas išleisti pinigus buvo 1938 metais. Pinigai skirti Lietuvos nepriklausomybės 20-mečiui paminėti, todėl yra vadinamos jubiliejinėmis monetomis. Šių monetų į apyvartą buvo išleistas mažesnis tiražas. Iš pradžių buvo svarstyta išleisti Antano Smetonos 5
litų monetą, tačiau nusprendus, kad prezidentas turėtų būtent didesnio skaičiaus, todėl išleista 10 litų moneta. Buvo svarstoma taip pat išleisti ir 10 litų banknotą su Antano Smetonos atvaizdu ir signatarais, tačiau jie liko tik kaip pavyzdžiai, dėl to yra labai vertingi. Taip pat Antanui Smetonai Antaninių Antano vardadienio proga buvo nukalta auksinė 10 litų moneta, kuri yra labiau kaip suvenyras. Šių monetų buvo nukaldinta tik 2 vienetai ir jos padovanotos pačiam prezidentui Antanui Smetonai. O 39 metais Lietuva prarado Klaipėdos kraštą ir atgavo Vilnių. Abu šie įvykiai turėjo didelių finansinių nuostolių. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui žmonės puolė atsiminėti indėlius, didėjo komercinių bankų įsiskolinimai. 1940 metais Lietuva okupavo SSRS. Tais pačiais metais lapkričio 25 dieną įvedamas rublis. Iki lapkričio 23 dienos litai keičiami į rublius. 3-5 kartus sumažinta lito perkamoji galia. Konfiskuoti indėliai virš 1000 litų. O 41 metais kovo 25 dieną uždraustas litas. Lietuvos Respublikos pinigai 1990 metai. Lito idėja grąžinta. Per Lietuvos atgimimą dar 1988 metais gegužę pirmasis šią idėją iškėlė profesorius Stasys Uosis. Tais pačiais metais parengta Lietuvos ekonominio savarankiškumo strategija. Čia pabrėžta savarankiškų pinigų ir iškelsta valstybingumo banko idėja. 89 metais gegužę priimtas įstatymas dėl Lietuvos TSR ekonominio savarankiškumo pagrindų buvo juridiškai įteisinta savų pinigų įvedimo galimybė. Po 50 metų, 90 metais Lietuva atgauna nepriklausomybę, bet 89 metais pabaigoje buvo parengtas Lietuvos SSRS įstatymo dėl Respublikos pinigų įvedimo projektas ir jame paskelbta, kad Lietuvoje įvedami Respublikos pinigai, kurių vienetas yra litas ir 100 dalis centas. Pinigus išleidžia Lietuvos valstybės bankas, jų išleidimo konkrečią datą ir tvarką nustato Lietuvos TSR ministrų taryba. Apyvartoje esantis grynieji pinigai rubliai keičiami į litus santykių 1:1. Tokiu būdu Lietuva siekia būti kuo greičiau nepriklausoma valstybė. Sutarus, kad piniginis vienetas bus litai ir centai, pradėta diskutuoti dėl pinigų dizaino. Kadangi pirmieji dizainai nebuvo kuriami Lietuvoje, konsultacijai kreipėsi į Australijos lietuvį Kęstutį Liniką. 89 metais pabaigoje vyko Lietuvos pinigų projektų konkursas. Pirmasis projektas nebuvo įgyvendintas, kadangi buvo labai romantiški pinigai ir labiau priminė piešinius, o ne pinigus. Tačiau monetos buvo arčiau pinigų realaus dizaino. Buvo diskutuojama, kad nereiktų piniguose vaizduoti kunigaikščių, kurių realaus atvaizdo nebuvo. Ir po ilgų diskusijų priimta išvada, kad galima naudoti įvairius lietuviškus motyvus. Naudoti asmenybės, kurias mes realiai žinome, kurios sukūrė Lietuvos Respubliką. 90 metais vasario 13 dieną priimtas Lietuvos banko įstatymas ir nutarimas nuo 1990 metų kovo 1 dienos įsteigti Lietuvos banką. Tais pačiais metais Lietuvos bankas yra įsteigtas ir jam suteikta išimtinė teisė įleisti į apyvartą Respublikos pinigus. Tais pačiais metais kovo 11 dieną pasirašytas Lietuvos nepriklausomybės aktas. Buvo svarstoma, kur bus gaminami pinigai. Nuspręsta, kad monetos bus kalamos Lietuvoje, o banknotai spausdinami užsienyje. Dėl banknotų spausdinimo vyko slaptos derybos su Prancūzija ir JAV. Nuspręsta juos spausdinti Le France, Prancūzija. 1990 metais Prancūzija atsisako spausdinti pinigus. Todėl yra pasirašyta sutartis su JAV. Banknotai pradedami spausdinti Čikagoje ir Los Andžele. 91 metais lapkričio 29 dieną Lietuvos banke gauta pirmoji spausdintų litų banknotų siunta. Į Prancūziją išsiųsti pinigai taip ir nebuvo atspausdinti. Grąžinami į Lietuvą buvo tik po 7 metų.
Kaipgi visgi atrodė pirmieji banknotai? Buvo spausdinti 10, 20, 50 ir 100 litų, o 500 litų banknotas pasirodė vėliau. 1000 litų banknotas taip ir nepasirodė, kadangi banknotas negalėjo viršyti pusę minimalios algos. Vaizdai, kai buvo gabenami litai į Lietuvą. SSRS Lietuvoje įvedė ekonominę blokadą 93 metais. Vis dar cirkuliavo nuolat nuvertėjantys sovietiniai rubliai. Kainos buvo nuolat išpučiamos dėl pradėjusių veikti komercinių parduotuvių. Būtiniausiams maisto ir būtiniams prekiams įsigyti gyventojams pagal gyvenamąją vietą buvo išduodami talonai. 91 metais vasarą išleisti bendrieji talonai, kurie buvo naudojami kartu su rubliais, įsigijant didelės paklausos pramoninės prekes. Šis vyriausybės žingsnis siekia užtikrinti geresnį gyventojų aprūpinimą paklausiomis prekėmis ir noru apsaugoti Lietuvos rinką. Bendrųjų talonų sumanytojas Gediminas Vagnorius, pagal jo pavardę žmonės praminė šiuos talonus vagnorėliais arba kitaip vagnorkėmis. Tai buvo savų grinųjų pinigų apyvartos pradžia, nes talonai tapo teisėta mokėjimo priemonė. Talonais buvo galima atsiskaityti tik Lietuvoje. Rusija nuo 92 metų Liepos 1 dienos užblokavo visų rublio zonos valstybių, tarp jų ir Lietuvos, mokėjimo rubliais operacijas. Pasiūlyta visų Respublikos bankų kasų įplaukas rubliais pakeisti į rublių pakaitinius talonus ir kad rubliai daugiau nebebūtų leidžiami. Tais pačiais metais infliacija Lietuvoje pasiekė 1400% ribą. 92 metais spalio 1 dieną Lietuvos Respublikoje įvesti laikinieji pinigai talonai. Rubliai išimti iš apyvartos. Teisėta mokėjimo priemonė Lietuvoje tapo talonas, nacionalinis piniginis vienetas. Būtent tada sukurta nacionalinė pinigų sistema. Lietuvos Respublikos piniginiai talonai, ant jų vaizduojami yra įvairūs gyvūnai, būdingi Lietuvos kraštui. Prieš pat lito įvedimą 93 metais buvo išleisti dar 2 Lietuvos Respublikos piniginiai ženklai talonai. Lietuvos monetų kalyklos steigimas, apie monetų kalyklą kalbėta nuo pat nepriklausomybės atkūrimo. 92 metais rugsėjo 30 dieną Vilniuje Lietuvos monetų kalykla pradėjo kalti apyvartinės monetas. Oficialiai kalykla atidaryta 92 metų spalio 2 dieną. Kaipgi atrodė pirmusios monetos? 93 metais birželio 25 dieną pasirašytas Lito komiteto nutarimas dėl Lietuvos Respublikos nacionalinių pinigų įvedimo ir laikinųjų pinigų talonų išėmimo iš apyvartos. Teisėtomis atsiskaitimo ir mokėjimo priemonėmis tapo į apyvartą išleisti 10, 20, 50, 100 litų banknotai, taip pat 1, 2, 5, 10, 20, 50 centų ir 1, 2 bei 5 litų monetos. 1 litas yra lygus 100 laikinųjų pinigų talonų vagnorkėm. Visų nominalų laikini pinigai talonai kaip atsiskaitimo ir mokėjimo priemonė nuo 93 metų Liepos 20 dienos nebenaudojami. 1993 metais, 4 metais laidų banknotai. Kadangi litų monetos buvo prastos kokybės, buvo nuspręsta išleisti banknotus. 1 lito versija yra Žemaitė, 2 litų versija Valančius ir 5 litų versija buvo Jablonskis. 1 lito banknote dėl galimo feminizmo buvo pavaizduota rašytoja Žemaitė. Šiame banknote buvo įvelta klaidų. Po asmenybių portretais buvo įvardinama pirmoji vardo raidė ir pavardė, o 1 lito banknote buvo pirma vardo raidė ir slapyvardis J. Žemaitė. O todėl turėjo būti arba slapyvardį Žemaitė, arba J. Žymantienė brūkšnelis Žemaitė. Taip pat šios kupiūros reverse yra pavaizduota Palūšės bažnyčia, kuri visiškai su ja nėra susijusi, kadangi bažnyčia yra Aukštaitijoje ir kiek žinoma pati Žemaitė į Dievą nelabai tikėjo.
O 1997 metais, 2000 metais laidų banknotai 200 litų averse buvo pavaizduotas Vydūnas ir nuspręsta atiduoti duoklę mažai Lietuvai ir Klaipėdos kraštui, vaizduojant Klaipėdos krašto motyvus, jūrą ir baltąjį švyturį, kur dėja Klaipėda nebeturi. 500 litų averse pavaizduotas Vincas Kudirka, dailininkas, norėdamas pavaizduoti jį kaip himno autorių, kompozitorių pavaizdavo ir muzikos instrumentą bei sukūrė mažą detalę, kurią galimai mažai kas ir pastebėjo. Ant Vinco Kudirkos kaklo galima pamatyti smuiko raktą, tokia lyg kaklasėgė. Kaip keitėsi lietuviškų litų banknotai. 1991 metų laida buvo labai primityvi ir prasta, nes Darius ir Girėnas buvo averse per vidurį, nors taip yra nekokybiška dėl banknoto perlenkimų per vidurį. Be to ši laida buvo spausdinama be spalvų, o todėl juos buvo galima lengvai padirbti. Dėl nevykusios kokybės buvo išleista nauja laida ir vis 10 litų banknotas buvo tobulinamas ir stiprinama jo apsauga nuo padirbinėjimo galimybės. 20 litų banknoto aversas labai žymiai nepakito, apart to, kad Maironis įgauna vis rimtesnių bruožų, o reversija išlieka Karo muziejus, tačiau vis keičiasi Laisvės paminklo vieta. 50 litų banknoto aversija vaizduojamas Jonas Basanavičius, o reversija Vilniaus katedra ir senamiesčio vaizdas. Tačiau buvo pastebėta, kad yra sunku išraižyti visus vaizduojamus namus ir tas senamiesčio vaizdas lieka fone. Toks neriškus, todėl buvo ieškoma išeities, iki kol dailininkui kyla paprasta idėja. Jis pakila į dabartinį Kempinskį viešbutį, kurio vietoje jau tuo metu buvo senasis telegrafo pastatas ir pamato, kad katedros vaizdas yra gražesnis žiūrint ne į senamiestį, o nuo senamiesčio pusės. Ir tada reversija katedra pakeičia kryptį ir atsiranda daugiau simbolikos. Atsiranda Gedimino pilis, 3 kryžių kalnas, papėdėje matosi Gedimino paminklas. 100 litų banknoto laidų buvo išleista nedaug, nes šis banknotas nuo pat pirmos laidos turėjo gerą apsaugą nuo padirbinėjimo. O 7 metais išleistas 100 litų banknotas buvo įvardintas kaip vienas geriausiai apsaugotų banknotų pasaulyje. Kaip keitėsi lietuviškų litų monetos? Keičiasi 10, 20, 50 centų monetų vyčio atvaizdas ir išleidžiamos yra 1, 2 ir 5 litų monetos, kurios keičia 1, 2 ir 5 litų banknotus. 93 metais išleista pirmoji kolekcinė litų moneta. Sidabrinė 10 litų moneta išleista Dariaus ir Girėno skrydžio per Atlantą 60-osioms metinėms paminėti. O 94 metais lito patikimumo įstatymų litas susietas su JAV. Dolerių fiksuotų kursų $1,4 litai. Taip pat numatyta, kad Lietuvos banko išleisti litai privalo būti ne mažiau 100% padengti aukso ir konvertuojamos valiutos atsargomis. 2002 metais vasario 2 dieną lito bazinė valiuta tapo euras. Buvo nustatytas oficialus lito kursas 3,4 lito už 1 eurą. 12 metais, gegužės 23 dieną, pirmą ir paskutinį kartą partija naujų litų banknotų atspausdintų Vakarų Europoje, kurie Lietuvą pasiekė nebe laivu, o oro keliu. Euras Lietuvoje, lietuviškų eurų monetų kūrimas. 2004 metais gegužės 1 dieną tapus ES nare Lietuva įsipareigoja ateityje įvesti eurą. Eurozonos valstybėse apyvartoje cirkuliuoja 7 nominalų eurų banknotai ir 8 nominalų eurų monetos. Banknotai visose eurozonos valstybėse yra vienodi, o apyvartinių monetų viena pusė vienoda, kita nacionalinė. Kiekvienos valstybės skirtinga. Apyvartinių eurų monetų nacionalinės pusės kūrimo parengiamieji darbai Lietuvoje pradėti dar iki oficialaus įstojimo į ES. 2004 metais vykdyta gyventojų apklausa, kas turi būti vaizduojama ant euro monetų. Vytis, Gedimino pilis, Vilniaus katedra, Trakų pilis, Gediminaičių stulpai, Vytautas Didysis ir Jonas Basanavičius. Nuspręsta 33% balsuotojų, kada turėtų būti Vytis.
taip ir yra. 2004 metais Liepos mėnesį paskelbtas oficialus lietuviškų eurų monetų dizaino kūrimo konkursas. Galime išvysti, kokios eurų monetos galėjo būti. Konkurse dalyvauja visi dailininkai, visose monetose vaizduoja vytį, tačiau visose monetose jis yra šiek tiek kitoks pagal dailininkų fantaziją. Iš konkurso dalyvavusių dailininkų geriausiai atitikęs vaizdas buvo dailininko Antano Žukausko. Euro įvedimas Lietuvoje. 2004 metais kovo 4 dieną Lietuvos bankų vadyba priėmė nutarimą prisijungti prie antrojo valiutų kurso mechanizmo. Buvo planuojama eurą įvesti nuo 2007 metų sausio 1 dienos. Visgi dėl per didelės infliacijos Lietuvai nepavyko įsivesti euro. O dėl 8 metų pasaulinės ištikusios finansų ir ekonominės krizės teko euro įvedimą dar atidėti. 13 metais vėl atnaujinti planai įvesti eurą, o 2014 metais Liepos 23 dieną ES taryba priėmė Lietuvos stojimui į euro zoną nuo 2015 metų sausio 1 dienos. 2014 metų birželio 16 dieną Lietuvos monetų kalykloje nukaldintos pirmosios euro monetos su 15 metų data. 14 metų spalio 23 dieną iš Vokietijos atgabenta pirmoji eurų banknotų siunta, o 15 metų sausio 1 dieną Lietuvoje pradėjo cirkuliuoti eurai. O kas atsitinka su litais? Litų monetos ir litų banknotai yra naikinami. Visų pirma, monetos yra specialiai sulankstomos, kitaip tariant, išimamos iš apyvartos ir presų pagalba yra specialiai lankstomos ir tampa negaliojančiamis. Ir vėliau yra išlydomas. Na, o su banknotais irgi panašus likimas. Yra specialios mašinos, kurios perforuoja ir padaro tuose banknotuose skyles ir vėliau nusprendžiama, kad tie banknotai bus naikinami. Tokių mašinų yra ir Lietuvoje. Dar truputį apie eurus. Proginės lietuviškų eurų monetos jų yra iš viso 11. Skirta baltų kultūrai, Vilniui, Baltijos valstybių šimtmečiui, dainų šventei, sutartinėms, Žemaitijai, Aukštaitis, Kryžių kalnui, Žuvinto rezervatui, Dzūkijai, Lietuvos krepšinio šimtmečiui. Proginėms monetoms yra įvestas įstatymas, kad negali būti 2 monetų per metus. Kolekcinės monetos, kurias mes galime tik įsigyti banke, sidabro ir aukso, tokias lyg ir su gintaro inkliuzais skirtingų atvaizdų ir formų. 2020 metais išleista pirmoji skaitmeninė kolekcinė moneta, vadinama LB Coin, sukurta taikant blokų grandinės technologiją. Tokią pirmąją monetą pasaulyje išleido Lietuva, kuri labiau yra kaip eksperimentas. Euro banknotai Lietuvoje nėra spausdinami. Tokios galimybės nėra. Jie visose šalyse yra vienodi ir niekom neįsiskiria. Buvo išleistos 2 serijos. Antroje serijoje nebeliko 500 eurų banknotų. Vaizduojamų eurose reverse langų, vartų, tiltų iš tiesų realybėje nėra. Tam, kad neišskirtų kažkokių tai valstybių ar jų pastatų. Nyderlanduose, Rotterdame specialiai 5, 10 ir 20 eurų banknotuose pavaizduotiems tiltams buvo pastatyti tikri tiltai, nors dažniausiai būna atvirkščiai. Tai apie pinigus būtų tiek, mėlyje. Su jumis buvo Remigijus Žiogas bei projektas Mėmelio prisiminimas Pinigų namai.